Štai šiandien vėl išvykstu į kelionę pas Peru šamanus. Ir pradedu serialą, nes kiekviena kelionė vyksta kažkas unikalaus. Taigi, pirma serija. Esu Vilniaus oro uoste, nenustojau didžiuotis lietuvių inovatoriškumu. Pats tik pridaviau lagaminą, ir dabar esu prie nuostabaus muziejaus, ką atėmė iš keleivių. Jeigu kas nesate Vilniečiai, tai labai linkime pasižiūrėti. Rodau. Štai, kažkas bandė keliauti su benzo pjūklu, špaga. Žemaitišką kuoką. Visokie įdomus žietuvėliai, pistoletai, automatas. Vienas pistoletas netgi su duslintuvu. Visokių ir peilių, įvairiausių peilių, bei staliai keliavo normalus. Tas įdomumas, kad dabar, kai skrendi iš Vilniaus oro uosto, tai niekad nežinai, kada pasirodys balionai su cigaretėmis. Tikiuosi, kad šiandien jie nepasirodys. Skridome Limą, pavėlėję pasų, būtų netrumpa, visada teks pastovėti. Labai geras jausmas, kai tikrina pasus ir klausia, koks atvykimo tikslas. Sakau, atvažiavau gerti ayahuaskas. Nusišypsojo, sako, geros kelionės. Taip turėtų būti visur, ne? Toksai nuotykis, neatvyko mano lagaminas, atvyks ryt poryt šiom dienom. Su džinsais kiep turėsiu ir sušliopkės mano lagaminė. Ne kažką. Einu užsakysiu taksi. Limoje taksi reikia užsakinėti ten, kur geltonas daiktas, ateini ir susimoki iš anksto geriausias kainos. Arba galima per bookingą užsisakinėjant viešbutį. Irgi geras kainos. Taigi esu savo mėgstamam Miraflores rajone Limoje. Jis yra ramus, saugus, čia niekada niekas nepuldinėja. Jeigu kur nors būsite prie oro uosto, būkite atsargus, nes ten yra tikrai pavojingų rajonų. O čia galima pasijusti kaip paprastam Europos mieste. Yra daug labai gražių apipaišytų namų, siaurų gatvyčių, malonių kavinukių, kuriuose tikrai gera leisti laiką. Taigi, jeigu būsite Limoje, tai ieškokite nakvynės Miraflores rajone. Iki.